Sveiki, su jumis esu aš Dalukas ir šiandien žaisime Clash of Claną. Šiame video aš parodysiu klaną ir pulsiu vieną užpuolimą. Kaip keistai taip nuskambėtų, bet taip. Aš esu prisijungęs prie LTV Paušį klano, visus kviečiu į tą klaną, labai geras klanas, visko dalina, labai stiprus klanas. Mes esame 4 levelio. Mūsų varlogas štai toks, biškį laimėjimų. Manau, kad šitą galima laimėti. Aišku, aš nedalyvauju šiame, bet jeigu per 5 valandas jie negaus 4, 3, ne, karoči, nesmė, kažkiek ten gaus, jeigu negaus hektarą, tai kažkiek, tai mes tikrai galime laimėti. Bet aš nedalyvausiu, aš kitam klane dalyvausiu, man šiandien kažkaip vis nesivertė. Tai jo. Aš darau va tokią taktiką. Tai jau taip tokia. Taip padedu. Esu, kiek matėte, iš to holo. Čia nekiek dėmesį. To holo levelis 8. Dabar, kaip matote, mano levelį, aš jau keliu Wizardą į 5 levelį. Kai pasikels, tai iš karto vietoj Archerį kelsiu Wizardus. Tai palaukime 48. Nu, ką čia. Mano šitas Barbarian Kingas yra 3 levelio, beveik 4. Aš nedariau priimti, bet matot, kiek man, kiek aš turiu dar eliksirio ir kiek man reikia dar eliksirio. Nu, kiek matot. Tikrai gal per kokį savaitę tikrai pasikelsiu. Dabar aš galvoju. O, štai ir mano paukšnes pasigamino paskutinis. Čia nebe pasigaminti nieks. Tai jo. Štai, tai va, pradėkime. Gero pulimo. Čia persliš. Žinot, man reikia, kad būtų daug dar eliksirio. Nes aš noriu kuo greičiau pasikelti 4, o tada į 5 ir tada gausiu tą, suprantu patys, žinot, ką gausiu. Ultimate'ą. Va čia tai bazė. Nu, bazė. Daug išpuolom. Bet ne, mažai dar eliksirio įdomu. O. Nepaimsiu. Labai rizikuoju pacanas, bet, nu, ką padarysi. Pažiūrėkime, čia nėra bombų. Nėra. Gerai, palam. Aš taip darau. Dedam iš karto šitą. Matau, aš biškį labai rizikuoju, bet... Kas nerizikuoja, tas negeria šampanas, sakoma.
Nu. Jo, dar reiks ir dojingi. Oce. Žiūrėkit. Visi žiūrėk suėjo. Žiūrėkit, visi į tą vieną suėjo. Eiklu. Žiūrėkit, vidų tiesiog išėdėme, žiūrėkit. Easy katka. O, žiūrėkit. Staigias. Ne, šitas kristalus nepaims. Nope. Na, bet normaliai visai žiūrėkit. Šiek nedaug trūksta. Kiek man trūksta? 1050. Normaliai, žiūrėkit. Geras. Tikrai geras. Palauk, man reikia patraukti. Šitą gerai. Aš užsimatinau visas sienas ant 7. Dabar vedu viską, va čia, visus, va šitos, viską čia, va, upgradint, viską. O, nu, tipo, Stivers, Mortars, ten, Canonus, Wizardover, Archer, ten, nu, viską tiesiog, žinot. Bombas, nu, visiškai viską. Dabar tik tai. Da, aišku, karius upgradinsiu. Juos irgi nereikia nepamiršti. Tai jo. Galima kalbos pleka man. Tai. Pleka ir trepėjimą. Ja. Mūsų klas tikrai gan stiprus yra, tikrai stiprus, kur net aprodyti Tomą, kuris mūsų stipriausias yra. O, jų labai prireidino. Na, bet staigiai gerai įsispuola gan. Tikrai gerai labai gerai puola. To galais 11. Tikrai labai geras žaidėjas. Gerai puola, nors jie patys nėra stipri, bet vis tiek labai gerai puola. Tikrai labai gerai. Nu, aš nebepulsiu antrą kartą, nes nemanau, kad apsimoka laukti. Tiesiog tik tai norėjau parodyti klaną mūsų. Ir kaip aš puolu ir mano taktika. Man taktika iš tikrųjų labai gera, iš tikrųjų man labai pavykdavo užpulti, kaip matote. Ai, dar noriu parodyti, kaip aš buvau užpuolęs. Labai daug lūtą paėmiau. Va, čia. Žiūrėkit, čia labai daug lūtą eiks, aš toks įsižiūrėjęs, kai čia gavau plembą. Tiek lūtą paėmiau, čia labai daug reik laiko. Bet pažiūrėkit, kiek lūto paėmiau. Gaila, kad šitas, ne, į šoną galėtų dar šitą paimti. Tu, vat, matai, kiek lūtą paėmė, eik tu, koks skirtumas, ar 23 tos kraurės, koks skirtumas man? Aš buvau iš tikrųjų, apie 11 vietą, ar kažkelintoje, ten 20, tai kuris nesprantu, kažkelintoje vietą buvau, galėjau kelti, bet kai reikėjo man labai sieną sugreidinti, tai, žinot,
lūtas kaip tik mane išgelbs. Tai aš iš tikrųjų šito klano labai džiaugiuosi. Šešėlę. 9 to holo. Aš tai žadu kelti tom holą, kai pasimaksins viską būsiu maksintas, ten jau visiškai kas įmanoma, ant 8 to holo viską užsimaksinsiu. Nu, čia bus apie kokius 4 mėnesius reikia, kai viską užsimaksinti, arba 5 net. Nu, pusę metų, žinot. Nes man tai tikrai labai sunku keltis, kai aš dar daug mažai lūto gaunu po kol kas. Nes esu mažas, kaip matote, to holą, labai stiprių negaliu pulti aš. Nes jeigu aš užpulsiu, tikrai nieko nepaimsiu įdomaus. Tai čia toks kaip ir pasikalbėjimo video bus. Tai galiu dar šitą parodyti savo profilį, kaip matote. Galit sustabdyti video. Tu gali pasižiūrėti, ką aš turiu, ko aš neturiu. Taip, jau kaip matot. Aš nežinau kaip, bet aš taupysiuosi iki 3 milų, vat šitą užsiupgreidinsiu. Kad daugiau gyvybių turėtų. Na, aišku, treningai liks ir 4000, bet labai daug, bet ką padarysi be jėgos, po to damage daugiau turėtų. Aišku, geriau, kad šitą užsiupgreidinčiau. Na, geriau peką užsiupgreidinsiu negu šitą. Tikrai geriau. Po to manija dar upgreidinti. Ne, neina 11. Nu, taip 11 upgreidinti, neina upgreidinti. Tai jo, šitus visus ant 10 uždėsiu. Šitą man nebėna. Labai gaila, nes aš jau būčiau seniausiai upgreidinęs šitą. Nes man reikia štai. Ne, šito, palaukit. O, va šito, va. Bet nes kad turėčiau šalyti. O, jes, kas čia yra? Taip, netyčia labai. Galiu dar aprodyti savo bazės senesnės. Kaip ir jo. Va, bazė man tokia pat kaip ir pas čia, va čia. Tokia pat bazė. Tikrai reiks keist man bazę tikrai. Nu, aš tikrai. Ne, tipo, šitą bazę tai aš pasiliksiu, va dabar šitą yra. Bet kaip yra kovose, va šitą bazę, va šitą, va. Tai man jinai labai nepatinka, nes jie iš karto, va čia, va, paleidžia tos drakus ir taip nueina, va šičia ir paima šitą ir labai nervuoja. Va šitą, va, paima. Po to, aišku, šitą paima iš karto ir taip labai nervuoja. Aišku, gerai būna, kaip va taip visi drakonai va taip apeina visą ratą. Aišku, jas ten visas apšaudė, ten tipo. Va šitas, aš tikrųjų, jeigu šito nebūtų, aš tikrai nebūčiau nieko pasikelęs, nes jis viską nupučino nuo to holo, kiek žinot, labai padėjo. Tai jo, turbūt kaip ir baigsime šitos video, tos buvo kaip pasikalbėjimo, kaip aprodymas. Aš kursiu Clash of Clans video, aišku, kursiu Minecraftą. Tai jo, turbūt šitam video ir tiek. Subscribe ir iki.